Kartais net nesusimąstome, kas slypi po įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimais. Kokią veiklą užsiima, kokį produktą ar paslaugą suteikia šios įmonės. Dažniausiai net neįsivaizduojame. Apie visą tai laidoje žinomi, bet nežinomi. Televizijos laidos Žinomi, bet nežinomi kūrybinė grupė lankosi veiklos 50-metį pasitinkančioje akcinėje bendrovėje Vernitas. O ką apie šią įmonę žino gyventojai? Sakykite, ar žinote tokią įmonę akcinė bendrovė Vernitas? Oi, ne. Nugirdėjęs. O kas joje yra gaminama? Tai kažkas siūlai gamydavau seniau. O iš ko tuos siūlus daro? Ką žinau iš Nežinau iš ko. Iš tekstilės kokios. Sakykit, kas joje yra gaminama? Verpalai. Iš ko tuos verpalus gamina? Iš putlų siūlų. O jau girdėjau. Sakykit, ką jie gamina? Nu, tada šitą putlių siūlo čia turbūt. O iš ko tie putlų siūlai gaminami? Tai iš naftos. Taip. Sakykit, o kas joje yra gaminama? Putlių verpalų siūlai ir sintetinių, ir vilnonių. Dabar šiaip tai paskutiniu metu truputėlį atitrūkus, kažkada tai teko dirbti. Bet greta bendrabučiai buvo, žinot, tai teko su darbuotojus matyti, kaip jie išeina į darbus, anksti pareina. Tai tiek, o produkcija buvo kažkada labai populiari, o dabar tai jau priblankus tikriausiai gal pasaulio kitose, žinot, valstybėse kažkur dar turi populiarumo, bet pas mus tai nelabai, nes jau sintetika, vilna vis tik natūralumas po truputį išstumia. Akcinė bendrovė Vernitas gamina akrilinius, vilnonius, medvilninius verpalus mezgimo ir audimo pramoniai, kilimams, pledams, baldų gobelenams, rankiniam mezgimui. Su kokiais iššūkiais šiuo metu susiduria ši įmonė, netrukus sužinosime. Užsukime vidun. Apie akcinės bendrovės Vernitas istoriją, kaip jinai susikūrė, koks jos darbo profilis, mums papasakos komercijos direktorius Rimantas Grabauskas. Mūsų fabrikas pastatytas ir priduotas 1975 metais ir jisai vadinosi putlių verpalų fabrikas. Tai yra mes pastatytas tam, kad gamintum putlius verpalus iš sintetinio pluošto ir daugiau nieko. Ir tais sovietiniais laikais mūsų tie visi verpalai buvo taip vadinamas fondų paskirstymas. Jie eidavo į Užkaukazės Respubliką, Pabaltijį, Ukrainą ir Lietuvoje. Ir visi jie buvo skirti viršutiniam trikotažo gamybai. O koks šiuo metu yra užsakovų poreikis jūsų gaminamai produkcijai? Jo, suprantat, kas liečia akrilo verpalus, poreikis ženkliai sumažėjo. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes anksčiau apie 60% akrilo verpalų parduodom Rusijai, apie 10% parduodom Ukrainai ir apie 15% parduodom Lenkijai, tai kai įvyko karas, tai praktiškai užsidarė ne tik tai verpalų pardavimas į tai šalis, bet užsidarė ir žaliavų gavimas. Nes visą pagrindinę žaliavą nuo fabriko pastatymo laikų mes pirkdavom iš Baltarusijos naftano įmonės ir visa 100% žaliava buvo gaunama iš tenai. Prasidėjus karui užsidarė žaliavos tiekimai, toliau Rusijos tiekimai taip pat užsidarė ir prieš pat karą, prieš porą mėnesių prasidant karui, mes turėjom savo dukterinę įmonę Kijeve, kur aprūpindavau verpalais Ukrainą. Mes tenais pardavėm akcijas, uždarėm sandėlius, atleidom darbuotojus ir likutį verpalų parsivežėm pas save. Klausimas buvo staigus ir reikėjo kažką galvoti, daryti, kuo tai pakeisti. Mes įsigijome įrengimus ženkliai našesnius ir ženkliai, kurie gamina kokybę. Tai yra verpalai aukšto numerio. Ir jie yra skirti trikotažui, yra patiniam galima trikotažui naudoti. Ir remiantis tuo mes perėmėme iš vis ant vilnos produkto. Tai čia yra, kas liečia vadinamą mūsų pagrindinę gamybą,
kur mes darom šukuotinius verpalus. Toliau dar pas mumis kita gamyba yra, kur ir anksčiau dirbo, ir dabar jinai pastoviai dirba, tai vadinami stori verpalai vilnoniai, jie skirti pledam, toliau trikotažui, baldiniam audiniam ir kilimam. Šitą žaliavą perkam pagrindę arba pateikia mūsų klientai, tai yra žaliava iš Naujosios Zelandijos, o tuos pagrindiniai gamybai verplus, kaip aš sakiau, aukšto numerio verplus mes perkame iš Vokietijos, tačiau kilmės yra Pietų Amerikos. Dabar jūs minėjote, kad jūsų fabrikas buvo atidarytas 1975 metais ir jame jau dirbo apie 1800 žmonių. Kaip sekasi dabar? Jo, iš karto tiek, aišku, nedirbau, bet aš neku apie didžiausią piką, kada dirbo, tai 1800. Įvertinkim tai, kad tais laikais darbo jėgos kaita buvo didžiulė, tai daug marijampoliečių įvertinus, kiek dirbo ir kokia kaita buvo, tai tais laikais fabriką tikrai labai gerai žinojo. Kaip aš sakiau, visi tie dalykai, kurie yra visumoje globalūs, kas liečia tekstilę Europoje, kur jinai ženkliai mažėja, ir įvertinus tai, kad visi pasikeitimai su rinkomis buvo, mes palaipsniui savo žmonės mažinimą, apimtis mažinimus. Šiai dienai mes turim apie 180 žmonių. Paskutiniu metu daug kalbama apie tvarumą. Ar jūsų įmonės produkcija yra tvari? Arba kaip jinai yra perdirbama? Kur ją panaudojate kitose vietose, kitose srityse? Tai yra pas mume, kaip aš sakiau, sintetika, kur jinai yra, kaip sakoma, jinai nepūna, jinai tokia ilgalaikė. Tai kas liečia sintetinius, arba iš ko mes gamindavom putlius verpalus, tai šitos atliekos yra kaupiamos, jos parduodamos ir iš jų regeneruojant tą žaliavą, siūlgalius, vėl yra daromi verpalai ir gaminami kita produkcija irgi trikotažo, bet čia jau užsiima kitos įmonės. Kas liečia vilnonius atliekas, mes irgi, kuriais galima patys regeneruojam, tai yra siūlgalius plėšome taip toliau, vėl grąžinam į procesą ir naudojam. Aišku, yra tokių dalykų kaip tokios pašlavos, kurios kaip dulkės ir taip toliau, jų mes utilizuojam. Kaip sekasi ieškoti rinkų šiuolaikinėje situacijoje? Pasikeitus geopolitiniai situacijai visame pasaulyje, pirmiausia, ką mums reikėjo pakeisti, tai mūsų pagrindinį žaliavos tiekėją, kuris buvo Baltarusijoje. Tai yra sintetinis akrilanų pluoštas, kurį dabar mes perkame iš Turkijos. Šiek tiek rinka taip pat pasikeitė ir šiuo metu sintetiniai verpalai nėra tokie paklausūs, kaip buvo anksčiau. Šiuo metu didieji mūsų pirkėjai perėna daugiau ant natūralaus pluošto, tai yra pagrindiniai pirkėjai, yra vilnos ir mišinių su vilna produkcija. Naujų rinkų mes ieškome važiuodami į tarptautinės tekstilės parodas. Dabar pagrindę važinėjame tiesiog kaip klientai, bet ateityje planuojame dalyvauti su savo produkcija taip pat europinėse parodose. Kaip pasikeitė reikalai jau prasidėjus karui Ukrainoje? Beje, ten jūsų buvo ir filialas. Taip, turėjome filialą, kurį mes uždarėme dar prieš įvykstant šiam karui. Tai buvo dėl to, kad pati produkcija, kurią pardavinėjome į Ukrainos rinką, buvo pagrindę akrilanų verpalai, kurių poreikis, kaip ir minėjau, mažėja visame pasaulyje, nes daugiau einama nuo sintetinių ant natūralaus pluoštų. Taigi mes tą rinką uždarėme jau anksčiau. Dabar plėtojame pagrindę su Lietuvos gamintojais bendradarbiavimą, parduodame daug savo produkcijos į Latviją, Estiją. Taip pat pas mus atlieka labai daug gamybinių paslaugų Danijos įmonė. Eksportuojame taip pat į Vokietiją, į Čekiją, nedideliais kiekiais į Prancūziją, bet pagrindas yra Lietuvos, Latvija, Estija šios rinkos yra pagrindinis, bei Danija. Na, o dabar pats laikas pereiti prie gamybos.
Ir štai aš matau jau jūsų, gerbiamas direktoriau, rankose žaliavą, iš kurio bus gaminamas siūlas. Apie tai plačiau, man atrodo, jūs ir papasakos. Na taip, kaip ir minėjau anksčiau, šitas fabrikas vadinosi Putlių verpalų fabrikas ir labai ilgą laiką nuo jo pastatymo 73-74 metais mes gaminom tik sintetinius siūlus, putlius siūlus, dėl to ir pavadinimas prigijo, tačiau po privatizavimo, o ypatingai šiom dienom, kai nusprendė nutraukti ryšius su Rusija, Baltarusija ir ieškom rinkų vakaruose, ten dominuoja natūralios medžiagos. Mūsų technologija pritaikyta ilgo pluošto arba ilgo štapelio pluošto gamybai, dėl to mes pagrinde naudojam vilną, toliau naudojam viskozinius pluoštus kaip tencelį, viskozę, poliamidą, na čia jau dirbtiniai pluoštai, arba sintetiniai, bet mes juos dažniausiai maišom. Mano rankose vilna. Vilnos parametrų labai daug, nuo jos storio, ilgio, spalvos, ko tik tai nori, bet pats siūlo atsiradimo procesas yra labai paprastas. Na, gal kas matė močiutės, kaip verpia, rankose parodysiu labai paprastai. Vilną mes, tarkim, paimu galiuką, vilną ploninam, ištempiam ir susukam. Va, štai, susukus. Čia mes turim, iš esmės mes turim siūlų. O čia yra siūlus. Visą tą dalyką mes darom gamyboje su daugybė staklių, daugybė procesų, papildomų medžiagų. Na ir aišku, be žmonių niekaip neišsiversim ir be žinių taip pat niekaip neišsiversim. Čia prasideda siūlo gimimas. Žaliava atvažiuoja iš įvairiausių pasaulio kampelių, pradedant Turkiją, Čekiją, kitom šalim. Žaliava pati įvairiausia, mėlynos kipės, šitos konkrečiai arba šitos yra vilna, įvairiausio tipo šitos kipės yra poliakrilnitrilas, atvažiavęs iš Turkijos, tos baltos yra poliamidas ir taip toliau. Mes galim naudoti bet kokią žaliavą, kuri tinka mūsų gamybai ir pagal klientų poreikius mes padarom atitinkamų parametrų siūlus. Na va, ir čia prasideda siūlo gimimas. Iš to supakuotos kipės, ką ar matėm sandėlyje, žaliava kyla į pirmas stakles ir joje atliekami jau tam tikri procesai. Išlyginimas, pakaitinimas, ištempimas, sutraukimas. Čia vadinama traukimo mašina, ją naudojame sintetiniam siūlam, sintetiniam pluoštui sutraukyti į norimo ilgio pluoštą. Toliau žaliava patenka į kitas eigas, 1, 2, 3, 4 šukavimą, priklausomai nuo to, ką klientas užsakęs, nuo to, ką mes gaminam, nuo reikalaujamos kokybės ir panašiai. Šitas visas cekas vadinamas paruošimo cechu ir jis padaro žaliavą iš įpakavimo iki tarpinio produkto, kuris bus reikalingas verpimui. Mes ne tik siūlus gaminam, bet ir juos dažom. Dažyti galima tiek žaliavos pavidale, tiek patį siūlą. Jeigu pagaminam baltą siūlą, mes jį galim nudažyti siūlo pavidale. Bet čia matot, buvus balta žaliava, nudažyta reikalinga spalva. Čia vėlgi priklauso nuo kokybės, nuo kliento reikalavimų. Taip pat šitoje eigoje mes vykdom maišymą įvairiausių žaliavų, įvairiausių spalvų. Tai galima maišyti vilną su sintetika, sintetiką su sintetika, juodą su balta, va tenai galima ir pasižiūrėti. Čia matot, kliento užsakymų gaminsim melanžą. Tai yra maišoma 2 spalvos, juoda su balta šiuo atveju. Spalvos gali būti pačios įvairiausios. Ir čia yra pirma paruošimo eiga.
toliau bus 2, 3, 4, šukavimas. Einam toliau. Čia yra vienas svarbiausių etapų gaminant kokybišką verpalą. Vadinama šukavimo mašina, kuri iš pluošto iššukuoja visokiausius nevienodumus, mazgelius, grumstelius, žoles ir panašiai, kad mes galime matyti. Čia vat pašakos, bet tai iš esmės yra viskas, kas netinkama kokybiškam verpalui. Po šitų mašinų toliau žaliava yra labai lygi, labai vienoda ir mes galim tik tai tokiu atveju pagaminti kokybišką verpalą. Na, čia yra paruošimo cecho galutinė produkcija, labai tikslių parametrų kmetelis. Na, pati žaliava, ką mes matėm sandėly, paruošta verpimui. Šią produkciją laboratorijoje taip pat tikrina į dieną kelis kartus, kad nebūtų nukrypimų, nes verpimo ceche pataisyti galimybės jau nebebus. Ką mes matėm, produkcija iš paruošimo cecho patenka ant verptuvo ir čia vyksta paprastas ištempimas. Šitas kmetelis ištempiamas apie 20-25 kartus, gaunasi plonas siūlas, jisai susukomas pagal reikalingą saugų skaičių į metrą ir suvyniojamas ant šeivos. Ir čia yra pats siūlo gimimas. Visos kitos operacijos toliau bus siūlo tikrinimas, valymas, sujungimas, suvyniojimas, bet pats verpimas čia yra pati svarbiausia fabriko dalis. Šitas cechas vadinamas risiavimo, pervyniojimo cechas. Jame siūlai iš verpyklos pakliūna į šitą automatinę mašiną, kur pervyniojam iš mažų pakuočių didesnės, tuo pačiu stebint siūlo parametrus. Jeigu randamas kažkoks netitikimas, brokas, defektas, dar kažkas, jis yra iškirpiamas ir automatiniu būdu sujungiamas. Va. Čia yra pagautas defektas, kurį mašina iškirpo. Čia yra taip pat verpalų gamybos cechas, tačiau technologija skiriasi nuo prieš tai matyto. Čia yra kočiotinių verpalų gamyba naudojant karšimo mašinas. Tai turbūt pati seniausia gamyba pasaulyje. Prieš tai buvo daroma rankom, dabar daroma su mašinom, bet esmė tokia. Čia matote nukirptą avies vilną, išplautą ir paruoštą paduoti į karšimo mašiną. Iš aruodo vilna paduodama į karšimo mašiną ir toliau praeina milijardus adatėlių, kur jinai yra šukuojama. Nuo prieš tai matytos gamybos skiriasi savo paprastumu, tačiau verpalas gaunasi taip pat prastesnių parametrų, netoks vienodas, bet jisai tinka kitiem gaminiam daryti, ar kaip kilimam, pledam, kažką tai iš jo velti ar panašiai. Na, čia yra karšimo mašinos produktas, taip pat kmetelis, ką matėte ankstesnėje gamyboje, visai patenka į verpimo mašinas, ką galim nueiti toliau. Čia yra fabriko siūlų gamybos akys. Pats svarbiausias prietaisas, kuris matuoja verpalo nevienodumą. Kiekvieną partiją kelis kartus per dieną mes tikrinam siūlo vienodumą, kad jis neturėtų kažkokių defektų, paslėptų, žinomų, nežinomų. Jeigu mes juos randam, einam žiūrėti stakles, taisom, žiūrim, ką galima padaryti, kad privesti gaminamą siūlą prie nustatytų parametrų. Na ir šitoje laboratorijoje gimsta pagrindinis dokumentas – kokybės pasas. Be jo mes neatkraunam produkcijos ne vienam klientui. Ir tai yra mūsų įrodymas, kad mes padarėm verpalus, kaip numatyta užsakyme, kaip numatyta techninėse sąlygose. Na va, čia yra mūsų pasididžiavimas, dažymo cechas.
Čia mes kurim grožį. Baltą spalvą arba baltą vilną įdedam į katilus, pridedam dažų, chemikalų, žinių, širdies ir gaunam reikiamo grožio arba spalvos siūlus. Čia yra produkcijos pakavimas, svėrimas ir pridavimas į baigtų gaminių sandėlį. Ir iš čia produkcija, tiksliau iš baigtų gaminių sandėlio, produkcija iškeliauja klientui. Prieš tai jinai yra patikrinta laboratorijoje, jai suteiktas techninis kokybės pasas ir tai jau yra gatava produkcija. Pakuotės gali būti, kaip mato, didelės, ant padėklo gali būti dėžės ar ten maišai įvairiai, kaip klientas pageidauja. Apie įmonės dabartinę finansinę padėtį mums truputėlį papasakos Ingrida Kvasauskienė, finansų direktorė. Darbuotojų skaičius yra optimalus šiuo metu pagal gamybos poreikį ir pagal turimą paklausą. Tai gauti užsakymai mums leidžia stabilizuoti darbą, leidžia išlaikyti darbuotojų skaičių ir užtikrinti piniginius srautus. Užsakymai, kas liečia Lietuvą, jinai pagrindinai vykdomi išankstiniam esant mokėjimam, kas vėlgi mums leidžia įsigyti žaliavą. Žaliava naudojama brangi, reikalingos apyvartinės lėšos. Nežiūrint tos situacijos, įmonė sugeba tuos srautus suniveliuoti taip, kad mes nesinaudojam bankų paskolomis. Visos lėšos yra įmonės apyvartiniai šiuo metu. Gerbiamas direktoriau, kaip sekasi išlaikyti jūsų darbo kolektyvą? Ar dar turite tikrai patikimų žmonių, jums reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų, idant jūsų gamyba vyktų sklandžiai, o darbuotojai jaustųsi oriai? Liko patys ištikimiausi ir daugiausia žinių turintys žmonės. Mūsų vyriausias technologija dirba nuo pat įkūrimo, nuo įmonės įkūrimo. Žinių trūkumas lyginant arba žinios lyginant su įmonės pradžia ir dabar ką darom, ir žinių trūkumas yra milžiniškas. Technologijos keičiasi. Jeigu anksčiau buvo putlių verpalų fabrikas ir darėm tik sintetinius verpalus, žinios buvo vienokios. Dabar dirbam su begalė natūralių pluoštų, su įvairiom papildomom žaliavom, medžiagom, maišom, dažom. Tai žinių šiai dienai yra poreikis milžiniškas, tačiau mes jų negaunam. Lietuvoje mes jų negaunam. Ar tai nėra jau ruošiami šios srities specialistai? Visiškai neberuošiami. Jeigu seniau pradedam, tarkim, nuo pačių pirminių darbuotojų, operatorių, staklių operatorių, tarkim, verpėjosi viena svarbiausių specialybių, kur seniau buvo profesinė technikos mokykla, specialiai tam skirta šitam fabrikui. Dabar mes ruošiamės patys tuos specialistus, atsirenkam pačius geriausius žmonės ir juos apsimokom. Nei universitetas, nei technologijos mokyklos neruošia šitų dalykų. Jau nekalbu apie tai, kad technologų Lietuvoje, netgi Europoje galima ant rankų pirštų suskaičiuoti, kiek jų yra. Ir mes mokomės vieni iš kitų, vykstam vieni pas kitus, į svečius, pas klientus, pas konkurentus. Kartais konkurentai tampa partneriais, pasidalinam tą patirtim, vykstam į parodas pasaulinio lygio, kur trupinėlis po trupinėlių renkamės tas žinias ir pritaikom savo įmonę. O kaip jums sekasi išlaikyti tą gerą specialistų branduolį? Jie neįsivaikšto, jie tiki jumis ir jie dirba savo darbą. Iš esmės darbas yra vienas, mano manymu, vienas įdomiausių, nes tu kuri produktą, kuris šildo žmogų. Be šilumos mes gyventi negalime. Ir mes kuriam siūlą, iš kurio daromas rūbas, kuris žmogų šildo. Be šito mes neapsieisi. Manau, kad tai laiko pagrindinius žmonės laiko tai. Plius
iššūkių sprendimas, iššūkių kiekvieną dieną atsiranda, vieną išsprendus 3 atsiranda papildomai, bet žingeidumas tų žmonių, pagrindinių, kertinių technologų, operatorių, kai kurių, būtent šita savybė tuos žmonės ir laiko. Na, atlyginimai galbūt jie šiek tiek žemesni negu kitose pramonės šakose, bet darbas iš esmės yra įdomus, nežiūrint to, kad jis yra sunkus. Linkime šiam šauniam kolektyvui kuo didžiausios sėkmės, o norinčius dirbti tekstilės pramonėje maloniai kviečiame. Durys į šią įmonę visuomet atviros.